Taip šliurpti kokteilio negalime, net ir tuo atveju, kai restorane be jūsų kompanijos daugiau nėra kitų svečių. Po tokios pamokančios įžangos kviečiu visus užsukti į restoranėlį Ligama Raseiniuose. Restoranėlis jaukus, o dar tas katinukas įsitaisęs televizoriui numigti. Bet gal gana tos įžangos, pereikim prie maisto ir pirmas jūsų dėmesiui – silkės tartaras. Nežinau kaip jums, bet man derinys obuoliai su silke labai patinka. Sūnus mūsų kompanijoje išsirinko pigiausią pagrindinį patiekalą, bet kaip jis sakė, tikrai neprasčiausia. Kas bent kartą yra ragavęs gerai paruoštus jaučio žandus, pritars mano tėvukui, kad jaučio žandai yra pats geriausias delikatesas. Ligama restoranėlį patiekalams mes net skyrėme kelias nominacijas. Gražiausio patiekalo titulą lėkštėje vienbalsiai gavo aštunkojis. Na, o didžiausios porcijos nominacijoje nugalėjo ešerio filė. O svarbiausia, ne tik labai gražu ar didelė porcija, bet ir labai skanu. O mano valgytos midijos, nors ir buvo skanios, konkurse nesudalyvavo, nes be manęs ir katinienės mūsų kompanijoje nieks daugiau nemėgsta. Galvojau, kad už 5 žmonių pietus paklosiu tikrai virš 100 eurų, bet pasirodo nepasiekėm net 80. Tad manau, mes čia kada dar tikrai užsuksime papietauti.